7:48 Suomijos laiku. Užveisim čia banžatniką ant šitų akmenų. Čia visur akmenys. Puntukai. Paskutinis rytas Suomijai. Toks jisai. Čia visi taip banžavalina, tik po krūmus pasislėpia ir geriausias vietas užėmė. Mums teko blogiausia vieta, bet nėra tokia bloga. Viena problema, kad vanduo susmirdė. Šiaip viskas gerai, vėl 35 laipsniai karščio. Nu, ne karščio, šilumos. O pas mus, kiek žinau, lietus ir šalta. Tai važiuosim į šaltį, į pietus į šaltį. Blizga rytinis vanduo, bet labai nešvarus. Visi savo fekalijas į tą Baltijos jūrą varo. Čia įlanka. Nu, ta dalis, kur iš Rusijos bėga. Tai vanduo tai tragiškas, nes jie savo fekalijas tai nevalo. Viskas supila šiaip sau. Visur betons. Iškyšulis. Štai, matote, iškyšulis. Papasakok, kaip tai iškyšulis. Ir vanduo dvokiantis. Nepatiko čia dėl prasto. Dėl prastos. Dėl prastos vandens būklės. Va. Mums žaisim patinka. Visą krūvą ten. Kaip akmenys susėdusios. Sala ten prabangi yra. Jeigu matote. Ir žąsis. Šiaurinės. Vyksta krapštynės, nes vietų kiekis ribotas pas motiką. Kiti dar prisikabina čia krepšius iš abiejų pusių. Dar ant krepšių deda dar po 2 krepšius. Taip mačiau, italas varė. Indas irgi taip pat turėjo. O indas vienas. Bet indui daug indų reikia vežtis. Nes indas važiuoja ne vienas ant motociklo, ten kiekvienam krepšį po indą. Nu taip. Jeigu visa šeima važiuoja ant motiką. Visuose krepštuose buvo jo semeika, o ne galvoju, ko iš tiesiog. Šeima iš Latvijos išverdas semeika. Gyvens čia gal. Paliekam šią vietą. Mes jį vedasi gerai, gal šiandien irgi užsives gerai. Nu ką. O pavara, kaip visada pamiršta įjungti. O jis nenori leisti savo. Ką?
Tai jis stovi visa kaip Indė Bangladeše. Jie jau rado draugą. Patiną. Irgi Honda gal. Nežinau. Jo, Honda draugą rado. Hornet. 600 kubų turėtų būti. Laukiam. Eilė keltų. Visi laukia įsitempę. Šį kartą motocikletininkų daugiau. Ir dviratininkai prisijungia prie motocikletininkų. Dviratininkai pajudėjo, ar motocikletininkai pajudėjo, neaišku. Taip, ne? Наябки вел. Tai leidžia, tai neleidžia. Tai leidžia, tai neleidžia. Koks gražus jos gasas. Pats geriausias. Vėl apipysim. Kaip smirda tas. Ha! Iš savo 6 kilų tiesiai į manį snukį. Tas labai smirda. Nu ką? Važiuojam! Vadovauja Vokietys. Bet jis vis tiek neuždėjo. Va vaikai, kaip reikia užvažinėti keltą. Nepasišiks svarbiausia. Rišim. Vienu gal galima pririšti. Rišam motiką. Galima nerišti. Ну ка? Хер знает. Gal ne? Nedaug šansų.
Palauk, aš jį galiu dar prispausti. Tu jį paversk truputį į tą pusę, aš jį prie žemės prispausiu. O, normaliai. Darbu? Va, kiek motocikletnikų. Tūsas motocikletnikų. Va, kiek motis. O buvo tik vienas indas į priekį. Šitas. Atsisveikinam su Suomija. Ką? Darėsi tas daiktas. Kur įvažiavom. Bijau mobiliaką išmesti. Šitągi atsisveikinam su Suomija, sugrįšim kitą metą, važiuosim iki pat krašto, kur ledas guli. Kaip ten sakei, poliarinis ratas. Va, taip vadinasi. Kitą metą tokią ekspediciją. Bijau filmuoti vėjas. Nu, bet tiek tos Suomijos, viskas, atsisveikinam. Sakyk, kad ne. Suomija. Štai ir Dalinas artėja. Tuoj eisim prie Motiko. Štai ir atplaukė. Va, galite apžiūrėti. Kviečia jau pasiimti, Motika sako, ateik jausia pasiimti, pasibodo jin mums. Labai nepaklusni, sakė, spardėsi, šieno neėdė. Gert vandens negeria, sako, laukinė visai pas tave. Palikom laivą, jis liko ten. Dabar važiuosim į Veikals ir važiuosim prie jūros Estijos. Nustatėm maršrut. Kuri? Šitas nori man reikia. Kokį nori? Abudu veikia. Gerai. 7,6 kilo iki Veikals. Ir važiuojam. Ieškom nakvynės vietos. Jau buvo lietus ir jau šalta. Reikia, pasirodo, tūsinti šiauriai. Šiauriai šilčiau. O čia šlapia. Taip, kur tu sakei, ten? Man siautikai nepatinka. Pabalas tu. Ką? Gal ten niek, bet ten kelias? Tai nulip, jeigu nenori. Kojas sušlapinti. Nelabai gal norėčiau. Purvynį. Įklimsim ar ne? Kaip manote? Au! Viskas geltona, neblogai. Šita vieta kaip ir tiktų. Nu, važiuojam. O, čia jau neblogai. Nu, čia nieks gal nevažiavo dėl tos kabės. O, ar dar pavažiuojam. O, ten kažkokie laiptai. Gal čia jau neverta. Reikia tą užvažiavimą turbūt imti. O ten dar didesnė pomojka, bet tada nu nulip, aš neapsisuks. Ne, tai aš tave įspėjau, kad nuliptum. Negaliu apsisukti. Čia slidi gavna.
Vytis žino, kur ten geriau. Tai ką, ten varom? Ne, jie visi gali ten žiūrėti. O tai gal ten geriau pastatyti nuoti, kaip sužiūrėti. Kur? O tai kodėl čia negalima? Nu, čia. O tai kas čia blogo? Čia nieks neįs. Nu, Nes. taigi mes prie jūros. Ja. Nu va ir atvažiavom į paskirties vietą. Aukštus krantus. A, Tai ten galima nusilaistyti. Bus taip. Taip atrodo. tai ką darom? Nu, laikom čia. Nu taip, bet žiūrėt kažką, žiūrim ar statom. Nu, Čia laikom. palapinė. Taigi dar palapinė gi ten nustatyti. Nu, ne dar. Nu, Tokios Estijos mes dar nematėm. Nu, bet rudens tai labai švarus atrodo. bet smirda. Tokios Estijos mes nematėm. Gal nieks nematė, ar daug kas nematė. Žiūrėk, koks rudens. A, Ir gal ne visur toks bus. va, iš ko suformuoti tie grįvėsiai. Iš kažkokio tai nesusiformavusių akmenų. Panašių į cementą, ne? Susicementavusių. Ir kabančių, ir griuvančių. Palangoj to nėra. Ir akmenų pilna. Jėzus nepagailėjo Estijai akmenų, o Lietuvai pagailėjo. Malkų yra. Čia mes iš Kyšulį esam. O, kokiu pristatė. Vokiečiai turbūt. O, kaip keista čia. Kaip ne prie Baltijos jūros. Greičiau kaip prie Juodos. Kaip keista. Ko yra? Nu va. Nu negersim jo. Ten vėlgi yra rudens. Pats iš Kyšulis ten. Matot, štai. Yra nemokamas dušas čia. Keista čia. Kaip ne prie Baltijos jūros. Yra kažkoks mėlynas daiktas. Ir vanduo visur prafiltruotas gerai jisai. Čia krūčiausia vieta. Dušai. Imsim dušą šiandien. Nu va, po abstinencinio laikotarpio išaušta naujas rytas. Mes Estijoje, tai reiškia, kad bealkoholiniai gėrimai čia yra pigiau, nes
energetiniai visi ten. Limonadai yra labai brangus, sultis. Tai o Estijoje pigu, tai nusipirkom dabar be alkoholinių gėrimų, nes alkoholis labai kenkia sveikatai, sako, sukelia vėžlį ten ir kitas lytiškai plintančias ligas. Tai ir paragausim be alkoholinio alaus. Nu, normaliai, nėra blogai, kaip be alkoholiniai gėrimai. O kolega gers šaltinio vandenį. Taupo pinigus ir sako, nenoriu aš to. Nealkoholinių gėrimų, noriu vandens. Taip ir praeis šis vakaras romantikai. Ar matėt, kur mes sėdim? Po kokio atskilusio kvadrato. Jisai čia guli, tas kvadratas. Va. Ir čia Estija. Nieks nepatikės, man atrodo, visą kelionę, kad iš Ispanijoje, nes ten 35 laipsniai, o čia šalčiau, bet Portugalija gal kažkokia tai yra. Labai primena. Tik vandos smirda, nes užteršia parazitai visokie savo fekaliam. Viskas rūksta čia. O šiaip tai gerai dušą priėmėm tuose šaltiniuose, nes jau tokie nešvieži buvom, nesinaudojam jokiais viešbučiais ir viešom vietom. Tik tai slapstomės po krūmus ir naudojamės gamtos teikiamom paslaugom nemokam. Nes žmogai yra godus ir nori viską parduoti. Bet akmenų ir valdiško vandens, tai yra žemės vandens, nieks neparduoda. Kelionė eina link pabaigos. Ta proga mes įsigijome tokį produktą, atsargiai pigiau Lidle, estiškam. Vis dar galioja iki 7.26. Šiandien kuri diena nežinau. Ir tuo pačiu metu švenčiam prieš paskutinės dienos pabaigą. Kasdien mes jie švenčiam dėl to, nes saulė leidžiasi. Kuo piečiau, tuo leidžiasi vis anksčiau. Liūdna tai ar linksma? Gal daugiau liūdna negu linksma, nes artėja ruduo. Vasaros lieka 1 mėnesis. Vasara pralaikia greitai, o žiema labai ilga ir užknisanti. Tad šaukiu visus išnaudoti vasarą ir nedirbti. Švęsti vasarą. Vasara yra svarbiausia šventė metuose. Gali nebūti jokių, bet vasara privalo būti. Ir kiekvieną vasaros vakarą pamatyti besileidžiančią saulę. Jūroje, dykumoje, iš mėnulio, nuo savo garažo stogo, bet ne darbe. Tokia mano idėja. Mes pjaunam šitą šventinį tortą artėjant mūsų kelionę į pabaigą. Už tai, kad putleriai, Trampai ir Nausėdos nereguliuotų jūsų gyvenimo, o reguliuotų gyvenimą jūsų. Jūs. Mes pjaunam šitą tortą. Besibaigiant mūsų kelioniai. Pjaunu. Va. Jis nukainuotas, bet jis daug geriau negu tas, kuris buvo naujas. Nes jis pjaunamas, besileidžiant saulėje ant akmenų.
ir jaučiant laisvės skonį. Spręskite patys. Aštuonios 16 Estijos laiku. Karšta. Reikia keltis, nes karšta palatkiai. Reikia tai viską sutvarkyti, sugrūsti, suvynioti, sukišti, sudėti. Daug darbo. Kas rytą? Rytas. Toks rytas. Truputį rūko. Yra. Naktį buvo daug rūko. Vėjo nėra. Malūnai stovi. Daug geltonų gėlių kažko. Ir nešvarus vanduo. Tokios žinios šiam rytui. 10:22. Palapinė surinkta. Tuoj ją pritaisysi prie motikų. Kur jos vieta? Žinot, kur jos vieta. Jau įsiminėt tą vietą. Ir važiuosim Švyturiu, daryt dušą ten, apačioj, kur nuo uolų bėgo, po to žiūrėsim Švyturį važiuoti. Važiuosim žiūrėti Švyturį, o po to važiuosim žiūrėti Švyturį. Visur varva, uolos. Ir atrakcija nemokama. Anas krantas irgi toks pat. Nuskaldytas. O, dar šalmas nepakim. Kaip čia taip. Pasiruošimas važiuoti. Iki Latvijos lakiam. Kiek kokie 250 ar 300 kilų, niek nežinau. Jį vedasi gerai, nu jau estiškas benzas už €53. Nu kaip jį.
Čia kaip tu ten važiuoti, jo? Gal kaip to? Ir tai Estija, o ne Ispanija ar Portugalija. Va, tai Estija. Fotkėse pamačiau tai. Ir nutariau, kad reikia apsilankyti. Ir nesigailiu. Pasaulio kraštas. Dar vienas aplankytas. Gal jau koks trečias turbūt. Metasi kažkoks daiktas vandenį. Jame galima gyventi. Kas ten viduj? Sėdėjo saldafonai jaučiu. Ir ištaškė juos į gabalus. Su tą visą nusirito. Kormoranai. Na, ten nežinau kas, o praskrydo vanagas. Ten nežinau. Kažkokia fekalinė stotis. Niokojanti vaizdą. Aukštai. Reikia nenumesti mobiliako, nes reiks eiti pasiimti duženą. Nu ką, nieko mes čia gero nepamatėm. Važiuojam į Latviją. Nu ką, važiuojam nuo to švyturio į Latviją. O, kaip jis keistai derginasi. Tai tinka jam? Nieks nežino. Kur ta neutrali? Užkimsa. Neužvesi, kol neutralios nėra. Įsikūrėm Latvijai, kur visada. Tik žmogų labai daug. 20:43. Latvijos laiku, Lietuvos irgi tas pats. Saulė leidžiasi, mūsų kelionė irgi juda link pabaigos. Paskutinis vakaras. Galima sakyti, kelionės pabaiga. Bet dar lieka man važiuoti apie 380 km. Iki Vilniaus. Tai kaip ir pabaiga, kaip ir ne pabaiga. 9:19. Paskutinis rytas kelionės. Prie Latvijos pajūrio jisai įvyko. Viskas nurimo, visi išvarė prie vandens.
O mes kraunam ją ir po kokių 2 valandų važiuosim. Ką mes pasiruošę? 400 kg iki namų. Tau iki namų 70 kg. Ir paliekam šitą vietą. Ir turbūt filmo pabaigą skelbiu.